Padarom šiandien puikiai lietuvišką vakarienės idėją. Čia bus užkepti balandėlių kukuliai. Morkas ir svogūnus susismulkiname ir pakepame. Sumiksuojame visus ingredientus. Pas mus yra virti pusiau kopūstai, smulkinti. Yra apkepta morkytė su svogūnais. Gerai padeginam netyčiom per tą TikToko žiūrėjimą. Tada atrašymą jūsų komentarus. Tada eina ryžiai. Viskas kol kas karšta. Kulinarija nėra faršas. Vištienos, pats sumaliau šlaunėles. Nėra tikslusis mokslas, todėl aš darau viską iš akies, beveik viskas ir visada, ir būna skanu, ir viskas gaunasi. O konditerijoje taip negalima. Druska. O druską reikėjo šiek tiek atkalti, kiek dėt, bet dedam pagal skonį. Kad niekas neskaičiuotų, kiek iš tikrųjų reikia, sako visą laiką pagal skonį dėkit. Ir juodieji pipiriukai. Taip. Viskas karštoka, išmaišome. Galiausiai sumučinom druskytės čia. Dar biškį reik. Paskui paragausiu. O dabar formuojame kukulius. Kažkur tokio dydžio. Paskutinis žingsnis darome padažiuką. Mums reikia grietinės ir kečupo arba pomidorų padažo. Tai imam grietinės. Padažiuką visą laiką mėgstu daugiau. Nebūna taip, kas ten lieka. Ypač kai su grietinė kažkas susiję. Pomidorų padažo. Taip, manau, užteks. Ir prasiskystinimui vandenuko. Kad būtų harmoningas skonis, būtinai dar čiučiut pasūdom. Neužteks mums pomidorų padažo stiprumo skonio ir pipirų. Padažiuką pilame ant mūsų kukulių. Šiek tiek ant viršaus, kad pasiskirstytų per visą plokštumą. Čia padažiuko gerai gavosi. Ir šaunam į orkaitę kažkur 50 minučių. Štai taip atrodo mum prieš orkaitę ir po to pažiūrėsime, kaip jis atrodys jau iškepęs. Štai šitas grožis pas mus gavosi, liko paskutinis etapas. Ragaujam ar skanu. Šiandien nieko nevalgiau. Gerai, kad padažo negailėjau. Žodžiu, verta daryti. Būtinai išsisaugokit, kad niekada negamintumėt.